Sveiki atvykę į mūsų vaizdo įrašą. Šiandien kalbėsime apie labai svarbią temą – klimato kaitą ir ką su ją daro Europos Sąjunga. Nuo tirpstančių ledynų iki audrų ir potvinių, klimato kaitos padarinius jaučia visas pasaulis. Europos Sąjunga, būdama viena stipriausių pasaulio ekonomikų, turi daug galimybių prisidėti prie šios problemos sprendimo. Šiame video įraše sužinosime, su kokiais klimato kaitos iššūkiais susiduria ES ir ką ji daro, kad mūsų ateitis būtų švaresnė. Mūsų planetos klimatas nuolat keičiasi, bet pastaruoju metu šie pokyčiai vyksta labai greitai. Taip yra dėl žmonių veiklos, ypač dėl to, kad deginame iškastinį kurą, anglį, naftą ir gamtines dujas. Degant šiam kurui, į orą patenka daug vadinamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tokių kaip anglies dioksidas. Šios dujos veikia kaip šiltnamis, sulaiko saulės šilumą ir šildo planetą. Dėl to kyla temperatūra, tirpsta ledynai, o jūros lygis kyla. Klimato kaita taip pat sukelia ekstremalius orų reiškinius, tokius kaip uraganai, potviniai ir sausros. Šie reiškiniai gali būti labai pavojingi žmonėms, gamtai ir ekonomikai. Mokslininkai sutarė, kad klimato kaita vyksta dabar ir ją sukelia žmonės. Šioje planetoje gyvename jau tūkstantmečius, bet tik dabar pradedame suprasti, kaip stipriai veikiame aplinką. Turime imtis veiksmų, kad sumažintume savo poveikį ir išsaugotume planetą ateities kartoms. Europos Sąjunga, vienijanti 27 valstybės, yra viena stipriausių pasaulio ekonomikų. Tai reiškia, kad ES turi ne tik moralinę pareigą kovoti su klimato kaita, bet ir daug galimybių imtis lyderystės, sprendžiant šią pasaulinę problemą. ES yra viena didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetėjų pasaulyje, todėl jos veiksmai gali turėti didelę įtaką. Be to, ES yra labai pažeidžiama klimato kaitos padarinių. Pietų Europoje jau dabar dažnėja karščio bangos ir sausros, o tai kenkia žemės ūkiui ir turizmui. Tuo tarpu Šiaurės Europoje didėja potvinių ir pakrančių erozijos rizika. Klimato kaita taip pat gali paskatinti masinę migraciją, nes žmonės bus priversti palikti savo namus dėl kylančio jūros lygio, sausrų ar konfliktų dėl išteklių. ES supranta šios iššūkius ir yra įsipareigojusi imtis veiksmų. Ji yra užsibrėžusi ambicingus tikslus sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius ir skatinti tvarų vystymąsi. Tačiau norint pasiekti šios tikslus, reikės visų pastangų, nuo politikų iki verslo lyderių ir paprastų piliečių. Europos Sąjunga yra sukūrusi planą, kaip kovoti su klimato kaita ir tapti klimatui neutralia iki 2050 metų. Šio plano pagrindas – Europos žalioji sutartis, kurioje numatyta daug priemonių skirtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, skatinti žaliasias technologijas ir kurti tvaresnę ekonomiką. Vienas iš svarbiausių ES klimato politikos elementų – energijos pertvarka. ES siekia iki 2030 metų bent 40% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su 90 metų lygiu. Siekdama šio tikslo, jie investuoja į atsinaujinančius energijos šaltinius, tokius kaip saulės ir vėjo energija, ir skatina energijos vartojimo efektyvumą. ES taip pat remia inovacijas ir mokslinius tyrimus, siekdama sukurti naujas technologijas, kurios padėtų sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Be to, ES imasi veiksmų, kad sumažintų transporto sektoriaus poveikį aplinkai. Jis skatina elektrinių ir mažataršių transporto priemonių naudojimą, investuoja į viešąjį transportą ir gerina infrastruktūrą pėstiesiems ir dviratininkams. Klimato kaita – tai pasaulinė problema, kuriai išspręsti reikia visų šalių pastangų. Europos Sąjunga tai supranta ir aktyviai dalyvauja tarptautinėse derybose ir susitarimuose. ES atliko svarbų vaidmenį sudarant Paryžiaus susitarimą, kuris yra pirmasis teisiškai įpareigojantis pasaulinis susitarimas dėl klimato kaitos. Pagal Paryžiaus susitarimą šalis yra įsipareigojusios išlaikyti pasaulinės temperatūros kilimą gerokai žemiau 2 laipsnių Celsijaus, palyginti su iki pramonės revoliucijos buvusių lygių, ir dėti pastangas, kad temperatūros kilimas neviršytų 1,5 laipsnių Celsijaus.
ES taip pat teikia finansinę ir techninę paramą besivystančioms šalims, kad jos galėtų kovoti su klimato kaita ir pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos. Be to, ES bendradarbiauja su kitomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kad būtų skatinamas tvarus vystymasis ir sprendžiamos su klimato kaita susijusios problemos, tokios kaip miškų naikinimas ir vandenynų rūgštėjimas. Nepaisant visų ES pastangų kovoti su klimato kaita, yra ir iššūkių. Ne visos valstybės narės vienodai remia ES klimato politiką. Kai kurios šalis, ypač kurios yra labai priklausomos nuo iškastinio kuro, nenori atsisakyti tradicinių energijos šaltinių. Klimato kaitos problema yra sudėtinga ir reikalauja ilgalaikių sprendimų. Perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos pareikalaus didelių investicijų ir pokyčių, kurie gali turėti įtakos tam tikriems ekonomikos sektoriams ir darbo rinkai. Be to, visuomenės nuomonė dėl klimato kaitos vis dar yra nevienoda. Nors dauguma žmonių supranta klimato kaitos rimtumą, kai kurie vis dar abejoja moksliniais įrodymais arba mano, kad ES veiksmai yra pernelyg radikalūs arba brangus. Klimato kaita yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria žmonija. Tačiau tai taip pat yra galimybė kurti tvaresnę, teisingesnę ir klestinčią ateitį. Europos Sąjunga, būdama viena iš pirmaujančių pasaulio ekonomikų ir diplomatinių galių, turi daug galimybių imtis lyderystės sprendžiant šią problemą. ES jau yra užsibrėžusi ambicingus tikslus ir ėmėsi konkrečių veiksmų, kad sumažintų savo poveikį aplinkai. Tačiau, norint pasiekti tikrų pokyčių, reikės visų pastangų, nuo politinių lyderių iki verslo atstovų ir paprastų piliečių. Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie kovos su klimato kaita, taupydami energiją, rinkdamiesi tvarius produktus, palaikydami aplinką tausojančias įmones ir balsuodami už politikus, kurie laikosi tvirtos pozicijos klimato kaitos klausimu. Dėkojame, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte naujų vaizdo įrašų apie svarbias temas. Klimato kaitos iššūkiai yra dideli, bet neįveikiami. Bendromis pastangomis galime sukurti tvaresnę ir klestinčią ateitį visiems. Prisijunkite prie mūsų siekiant šio svarbaus tikslo.